Labą dieną, mėly Karžygių žiūrovai ir klausytojai. Labas, Erika. Šiandien mes darom tokią laidą, nes mus paliko tikrai mums artimas žmogus, bendražygis, karžygys, Arvydas Balčius. Šiandien pabandysim pačius pagrindinius momentus, kas tai buvo per žmogus, kaip jisai prisidėjo prie mūsų, prie tautos, prie savo siekių. Tai gal nuo to vis tik tai, kad žmogus paliko mus kaip vyras, jis yra pačiame gražume, jėgų žydėjime, gimęs 1960 metais ir kovo 13 dieną, jam būtų tik 63 metai. Lietuvoje tai dar net ne pensininkas. Tai yra žmogus, kuris galėjo ir turėjo visas galimybės įgyvendinti savo norus, svajonės siekius, ir tai yra žmogus, kuris norėjo daugiau negu kad savo šeimos gerovės. Jo siekiai buvo visuomeniniai. Taip, pirmoje vietoje visą laiką statė tikslus tautos, šalies, valstybės, valstybingumo. Nagrinėjo tikrai klausimus tos, kuriuos nagrinėti bijojo. Nėra kito žmogaus, kuris išdrįstų pakelt ir kovo 11 klausimus, ir sausio 13, ir medininkų. Ir iš tikrųjų labai negražu. Aš neminėsiu, kas ir pasisako dabar, bet tai žmogus tikrai pas ką galėjo, pas tuos žmonės ėjo ir kalbėjo taip, kaip mane teisingai, kėlė tos visus klausimus, ir dabar po to, kai žmogus mirė, šnekėt, kad mūsų tautoj kultūroje nepriimtina yra. Tai tikrai žmogus kėlė klausimus apie daugam nepatogias tiesas ir jas teisiškai galėjo pagrįsti ir jam nieks nieko negalėjo padaryti, nes tikrai galėjo ir savo visus teiginius pagrįsti teisiškai. Kaip tu nekartą esi sakęs kituose pokalbiuose apie Arvydą Balčių, kad tai buvo žmogus, kurio nepastumdysi. Jis turėjo savo poziciją, nebijojo ją ginti, nors kai kurie laikė jį ir keistuoliu, ir svajotoju, ir vertinimų buvo įvairių, bet jis nebijojo kalbėti apie tą tiesą, kurią jis žino, argumentuoti ją. Ir man paskutiniai jo darbai, kada jisai bando mums visiems pasakyti, kad Konstitucija yra vienas iš valstybės kertinių akmenų, ir čia yra ta vieta, kur galima atsispirti ir ieškoti galimybių pokyčių savo šalyje. Daug kas gal ir nesupranta to, daug kas ir dėl savo raštingumo mažo nesuvokia, kad būtent čia ir yra tiesa. Ir dar Arvydas Balčius nebijojo pasakyti, kas jis yra šiandien, kas jis buvo. Žmogus, kuris nebijojo savo praeities. Pas mus dabar labai madinga slėpti savo praeitį, perrašyti istoriją. Jisai sakė, aš buvau, kas buvau, bet būtent ta pozicija ir davė jam galimybę turėti žinių, kurios šiandien labai reikalingos. Tai vėlgi pasikartosiu, kad tiek tarptautiniai teisėjai, tiek anos santvarkos supratime, žmogus, kuris puikiai žinojo, kas kam dirbo, kodėl dirbo, dėl to jo ir prisibijojo. Dėl to jisai ir mums yra kelis kartus minėjęs, kad su juo ne kartą bandė ir susidoroti ir matyti tie įvairiais būdais. Tai dabar nesileisim, bet matyti visa ta kova jam irgi atsiliepia ir sveikatai pakankamai stipriai. Tai matom, kad tikrai pakankamai jaunas žmogus. Jo šeima taip pat pabrėžia, kad Arvydui svarbiausia gyvenime yra du dalykai - šeima ir valstybė. Ir kaip jie sako, galbūt netgi valstybė pirmoje vietoje, nes jis nori, kad toje valstybėje visos šeimos būtų tokios gražios, darnios, lietuviškos
Ir visą savo gyvenimą ir jis atidavė, įrodinėdamas, kad valstybė yra labai svarbi ir turi būti svarbi kiekvienam žmogui. Bet tam, kad būtų svarbi valstybė, mes ją turim mylėti, reiškia, ją turim kurti patys. Ir prie tos valstybės, naujos valstybės kūrimo jis bandė pritraukti daug žmonių, važinėjo per Lietuvą, turėjo aibės susitikimų su vairiais žmonėmis, labai skyrė daug laiko asmeniniam pokalbėm. Aš noriu pasakyti, kad geros kaiminystės forumas taip pat turi už ką padėkoti Arvydui Balčiui, nes jis buvo pirmasis žmogus, su kuriuo aš pirmiausia pakalbėjau šitą temą apie savo norą nuvykti į Baltarusiją, apie tą, kad galbūt reikėtų kaip Lietuvos tautos atstovam pasakyti, kad mūsų pozicija yra kitokia, kad mes esam taikūs žmonės ir gerbiam tuos ryšius, kurie buvo su kaimininiam šalim ir norim juos išlaikyti. Ir jisai sakė, taip, aš už tai ir aš padėsiu, kuo galėsiu. Ir patarimų, pagalbos jis niekada negailėjo. Taip, ir iš jo, matyt, daug kas tikėjosi panaudoti jį saviems tikslams. Nes aš tikrai žinau, kad jisai visus dabar pasisakančius, įvairiai pasisakančius, visus asmeniškai pažinojo, su visais bendravo. Ir matyt, kad ne visų tikslai jam buvo priimtini. Nes jisai turėjo tikrai pakankamai stiprią savo vidinę nuojautą, kas yra, jautė žmonių energetiką ir jautė, kas siekia savanaudiškų tikslų, kas siekia tų tokių bendrų ir teisybės siekia. Tai jisai to žmonės labai sugebėdavo atskirti. Ir tikrai paskutiniu metu išryškėjo tai, kad jisai ne visiems jiems pritarė. Ir tie žmonės, kuriems jisai nepritarė, gaunasi dabar taip, kad jie aršiausi kritikai. Nors iš tikrųjų nieko žmogus blogo nepadarė. Bet gaunasi taip, kad visiškai bandomas sumenkinti šiuo metu jo vardas. Tai tas yra labai iš tikrųjų man negražu. Manau, kad sumenkinti nepavyks, nes daug žmonių Arvydą myli, palaiko ir manau, kad jo indėlis tame gražiame bendravime, tose kelionėse per Lietuvą jis liks. Ir šiandien netgi peržvelgdama komentarus suprantu, kad žmonės iš tolimų Lietuvos kampelių galbūt ne visi pajėgus atvykti į laidotuvės. Nes kas palaiko opoziciją? Opoziciją palaiko žmonės, kurių ir finansinė padėtis galbūt tokia sudėtingesnė. Žmonės, kurie yra, kaip sakyti, nematerialistai. Tai galbūt ne visi ir atvyks, bet palaikymas yra didelis ir apgailestavimas, kad šiandien mes netekom tokio tvirto žmogaus, tvirtai ginančio savo idėją. Tai yra liūdna žinia, be galo liūdna. Ir sako, tuščia vieta, laisva vieta nebūna, ne? Bet aš nemanau, kad kažkas galėtų būtent pilnavertiškai pakeisti Arvydą Balčių čia, šitoj teisiniai erdvėje. Aš manau, kad mes jausim jo didelį trūkumą. Ir dar noriu pasakyti, kad visų mūsų pokalbių metu tu buvai tas jo ko gero mylimiausias žmogus, aš taip manau. Nes tavo vardas jo lūpose skambėdavo su tokia šiluma ir jis sako, bet jis toks doras, jis toks šiltas, jis toks taikos nešėjas. Ir tu buvai ypatingas pokalbiuose apie karžygius. Jis matė vieną karžygį. Šiandien aš tikrai tai galiu patvirtinti, jis matė vieną karžygį ir būtent dėl to jis ir buvo čia, nes Justas yra tas žmogus, sakydavai, kuris turi tiek daug gėrio, šilumos ir meilės, kad jis gali padaryti be galo daug ir aš matau tą potencialą jame ir kiekvieno pokalbio metu jis man tai primindavo, kad turėk omeny, kad tai yra atrama, kad Justas bus atrama, jis yra atrama ir tai žmogus, kuriuo aš tikiu, jis taip sakė ir aš žinau, kad tai yra tiesa, nes aš irgi taip manau. Tai va, ir tas jo mokėjimas atskirti energetinį lauką, iš kitos pusės jam ir buvo
sudėtinga, nes jis iš karto išvelgdavo, kaip tu sakai, ko tas žmogus nori, kokie jo siekiai, ką jisai ketina daryti, ir Arvydas pasitraukdavo tada į šalį. Aišku, paprašytas pagalbos net ir tokio žmogaus jis neatstumdavo, bet jis jau tai darė jau per atstumą, jis jau kitaip žiūrėjo, ir man labai smagu, kad jis visada sakydavo, mes šalia, mes matom, mes padėsim, ir kaip tu dažnai sakai, kad indėlis jo, informacinis indėlis sausio 13 viešinime ir Algirdo Paleckio byloje, jis yra svarbus. Taip, tikrai be galo daug turėjo teisinės patirties, visos žvalgybinės patirties, turėjo apie daugelį Lietuvos žmonių ir informacijos, ir duomenų, ir dėl to su jo nuomonė privalėjo daug kas skaitytis. Tai vat, netekė tokio tikrai ir patarėjo, ir tokios daug informacijos nešėjo. Tai mes tikrai savo tam supratime, savo lauke tikrai praradom nemažai. Bet aš manau, kad tikrai tie žmonės, kurie dirbo kartu su Arvydu, tai mes juos bandysim visus vėlgi sujungti, surinkti, kad ta informacija jinai niekur nepasimestų. Aš tikiuosi, kad tie žmonės, kurie dirbo su Arvydu, ir aš tame tarpe, mes tikrai tai, ką žinom, tai, ką iš jo perėmėm, ir toliau nešim ir žmonėm skleisim. Tai visus, kurie prie šito norėtų prisidėti, tai mano kontaktai bus aprašyme, tikrai susisiekit, ir aš manau, kad mes būtinai Arvydo darbus pratęsim. Ir norim tik pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Arvydas užaugino tikrai labai gražią šeimą, paliko po savęs tikrai gražius vaikus, sąmoningus, jis pats buvo be galo sąmoningas, tai tikrai jo vardą bus kam toliau pratęsti, ir jo darbus bus pratęsti, tai tikrai labai smagu ir malonu. Ir šiaip visą laiką šiltai prisiminsim, aš manau, mes Arvydą. Ne tik prisiminsim, bet ir tuo jo pramintų keliu keliausim, nes tai yra vis tik tai pagrindinė šviesos kelias, ne kažkokie perversmai, nesukilimai, o teisinis kelias yra pats saugiausias ir pats tinkamiausias daryti pertvarkas valstybėje. Būtent manau, kad šitą kelią jis ir pasiūlė, tam, kad nenukentėtų žmonės, tam, kad mes galėtume diplomatinių lygių taikiai, civilizuotai daryti permainas, kurios reikalingos ne 5, ne 7%, o permainas, kurios suteiktų stabilesnį gyvenimą, tokį prasmingesnį 95%. Jis to ir siekia. Ir ačiū jam, kad jis buvo toks tvirtas, toks nepastumiamas, kaip tu sakai, toks savo tiesos gynėjas. Jisai būdavo visuose judėjimuose, kur tik tai žmonės kažką norėjo daryti, jis visada būdavo ir sakė, jeigu galiu jums padėti, sakykit. Jeigu jums reikalingos mano kažkokios konsultacijos kaip teisininko, sakykit. Ir tame viename iš paskutinių tokių judėjimų, kur ir Vaclovas Žūtautas įkūrė, aš žinau, kad Arvydas Balčius irgi buvo to judėjimo iniciatyviniai grupiai ir jis ten ir prisijungė. Jis ieškojo drąsių, nesavanaudžių žmonių per visą Lietuvą. Ačiū jam, kad jis nepavargdamas tai darė. Ačiū jam, kad jis sugebėjo juos surasti ir mes dabar tarpusavį bendraujam, būtent ir Arvydo Balčiaus dėka. Taip, iš tikrųjų, vienintelis Arvydo nuogąstavimas buvo, kad tų žmonių yra pakankamai nedaug. Bet aš manau, kad tas pavyzdys, jisai mums tik tai dar kartą parodo, kad laikas jisai bėga ir tie žmonės, kurie šiandien yra ir kur mes galvojam, kad visą laiką jie ir bus šalia mūsų, padės ir patars, turi tokią savybę, kad kartais gali ir pasitraukti. Tai aš manau, kad tai žinodami turėtumėm imtis daryti ir spręsti čia ir dabar ir netidėliot. Ir jeigu tikrai yra kaip pavyzdys, kad iš tikrųjų vienas žmogus gali irgi daug. Tai o jeigu tokių žmonių
atsirastų dar daugiau, tai aš manau, kad mums visiems būtų tikrai pakankamai šviesiau. Tai tikrai iš tikrųjų ir smagu prisiminti, ir džiugu, kad tokių žmonių buvo ir yra, ir aš manau atsiras daugiau. Ir tikrai gaila, kad tokie žmonės galbūt šiek tiek per anksti ir pasitraukė. Ir tai, kad tu dabar sakai, mums yra laikas pamastymai, kad brangintume tuos, kurie dar mums gali suteikti informaciją, kurie gali pasidalinti savo patirtimi. Ir jeigu šalia jūsų yra tokių žmonių, tai branginkite laiką su jais, džiaukitės, kad juos turite savo tarpe, pasistengkite iš jų pasisemti kaip iš šulinio, išmokti daug ir kad vėliau galėtumėte jų tvirtybę, tiesiog atsiremti jų tvirtybę. Negailestingas laikas, mes vis galvojam, kad bus rytoj. Ir dažnai savo darbus atidėliojam rytojui. Tai pasirodo, kad reikia čia ir dabar, ir to rytojaus. Gali nebūti, bet mes linkim jums visiems, kad tas rytojus išauštų labai daug kartų. Taip, o Arvydui, kad ir kur jisai dabar keliautų, tikrai didelė padėka už visą tai, ką jisai padarė, už visas jo žinias, už visus jo žodžius ir patarimus ir tikrai lydės mūsų dar ir tikrai ateityje. Už šypseną tą tokią švelnę ir už tą tokį gražų žodį, kuris labai mėgo. Ne vardą sakyti, ne ką, bet sakydavo sesę. Už tą tokį gražų sesę, kuris ištirpdo atstumą tarp žmonių ir tu nesijauti kaip mokinys pas mokytoją, nes nutiesiamos tokios bendravimo gijos, kai sako, aš tau sakau kaip sesė, reiškia, aš tave pripažįstu lygiaverčiu žmogum, su tavimi dalinuosi tuo, ką turiu. Ir tai yra toks gražiausia gal žmogiškumo išraiška. Ne vado ir pavaldinio, ne viršininko ir darbuotojo, bet tas žmogiškasis sesė. Aš dėkoju Jums, gerbiamas Arvydai, mes Jūsų niekada nepamiršim, remsimės Jūsų patarimais, didžiuosimės pažintimi. Tai, kad galėjome Jūs pažinti, galėjome pasisemti iš Jūsų žinių šulinio. Ir kodėl neteisėti visi kiti rinkimai Lietuvoje? Esmė yra tame, kad nuo 92 metų spalio 25 dienos, tai yra kada buvo pasirašyta ta vadinama konstitucija, taigi nuo tada neleido būtent Lietuvos žmonėms įsirinkti būtent valdžią ir įstatymo leidėją. Todėl, kad neleido vadovautis 92 metų spalio 25 dienos konstitucijos 56 straipsnių, kuriame imperatyviai juodo ant balto parašyt, kad kandidatas į Seimo narius gali būti ir išrenkamas gali būti Seimo nariu būtent Lietuvos pilietis. Taigi, nuo 92 metų tokių rinkimų nebuvo, todėl, kad daugiamandatės rinkimų apygardose buvo brukamos landsberginės politinės partijos. Ir būtent jos visada laimėjo, jos ir laimėjo praeitų metų, būtent tai yra 20 metų spalio 10-25 dienomis. O būtent, manau, pagrindinis informacijos šaltinis tai yra, kad atskleista, jog kolaborantai nuo 90 metų apsišaukė būtent Lietuvos atstovais, melą skleidė būtent Jungtinių tautų komitetų, Jungtinių tautų organizacijos ir sakyta, jie neturi pateikti jokių dokumentų, įrodančių, kad tai jie yra Lietuvos atstovai. Ir būtent, jeigu žiūrėti viešoje erdvėje, tai Jungtinių tautų organizacijos, Jungtinių tautų komitete būtent atstovavo tik SSSR ir LTSR, būtent 78 metų konstitucijos pagrindu. Tai neužtenka to, ką mūsų iš tikrųjų tiek jau mulkini, gal tų žmonių, kur dar tikėjo jais, gal dar tiki. Tai aš tiesiog nekviečiu ar su manėm, ar su kitais bendrau, bet aš tik galvoju, arba bent jau siūlau pamastyti, pagalvoti, sveikų protų pagalvoti. Nejaugi tas baltas bilietas užkrečia visus.
Nu, aš turiu minti, kad Landsbergis to balto bilieto pagrindu, jisai čia būtent sausio 13 įvykiai, medininkų įsakyta, sugalvoja nebūtų rusą ir čia visi turi bijoti. Ne, nu šitas jau yra pasibaigę ir čia tie nusikaltėjai yra žinomi ir panašiai. Tai netgi tuo klausimu pradėjusi baudžiamąją persekiojimą būtent Rusijos federacijos teisėsauga ir čia anksčiau vėliau jos pasiims ir jie bijo ir matyti sudėtinė dalis to yra, kai mes skleidžiame tiesą, jie bijo. Tai tikrai siūlau ko dar daugiau energijos Lietuvos žmonėm ir būtent atskirti grūdus nuo pelų ir būtent prie ko galime jungtis ar savo darinius daryti. Kiek aš žinau, tai yra bendruomenė būtent sukurta, atstovaujantys žmonės, kuri gali padėti. Tai siūlau kreiptis į tą bendruomenę per Karžygį. Karžygys teiks informacinę ir būtent atstovauja tarptautiniai teisininkai, padės visą būtent ar Lietuvos atkūrimą. Tai reikia tik tai burtis, vienytis ir su puikia nuotaika, be pykčių, be karų, be kraujo praleimo būtent atkūrinėti Lietuvą, būtent tokio, kokio buvo norima 90 metais, ko tauta siekė, tačiau dėl būtent, kaip paminėjau, šitų kraujo praleimų, teisėto perėmimo būtent negalėjo padaryti, tai dabar siekiant mums padaryti teisinį perėjimą, tai įstojimą, normalų įstojimą iš TSR, tai bando trukdyti. Tai šitas klausimas iš tikrųjų jau visiems yra žinomas ir toliau Lietuvos mulkinti nebegalės, o Karžygys kaip dirbo, dirbs ir dar daugiau stiprinsim jėgas ir būtent atsiranda vis daugiau žmonių. Man betarpiškai teko dalyvauti būtent šitam procese, kuris buvo numatytas Lietuvos perdavim iš Rusijos, iš tuometinės Sovietų Sąjungos. Taigi, iš tikrųjų, tai nebuvo pasirašytas arba vengta buvo pasirašyti tą priimamą perdavimo aktą Lietuvai kaip suvereniai valstybei. Ir būtent, kaip matosi, tai veikia ta kolaborantų gauja, kuri priešinosi tokiai civilizuotam perdavimui. Priešingai, jie griovė kolūkius, griovė verslą, griovė, kas buvo vertinga Lietuvoje, o labiausiai sugriovė ir sužalojo žmonių sąmonę ir protą. Ir per tos pasiekmes dabar matosi. Tai iš tikrųjų nebuvo laikytas to reglamento, kuris numatytas ir tiek tuometinėje konstitucijoje galiojančio iki 92 spalio 25 dienos, tiek šiuo metu berods konstitucija 8 straipsnis numato, kad būtent valstybė gali būti suvereni arba būti savarankiška tik teisėtų būdų ir negali būti jokio kraujo praleimo. Tai šiuo atveju matosi, tai dirbtinai buvo padarytas kraujo praleimas ir tokiu būdu užvaldyti žmonių sąmonę, juos įbauginti. Tai seka buvo, kad įbauginti ir dėl suvereno tai buvo medininkų žudynės, kad čia jau mes kraujas liejasi ir klausykit tik mūsų ir neklausykit to sąžiningų piliečių, o nes kolaborantam tai buvo naudinga. Ir jie tiesiog pasiskirti savo datas įvairius apdovanojimus ir jokių būdų neprileido Lietuvos piliečių prie Lietuvos valdymo ir tiek neprileido valdyti savarankiškai patiems, tiek neleido per Seimo išrinktuosius piliečius, kaip jau žinia, 56 straipsnio redakcija nebuvo leista, tai vyriausia rinkimų komisija neleisdavo būtent daugiamandatėje rinkimų apygardoje reklamuoti Lietuvos piliečius, o tai primiktinai tiesiog užslėpta forma, bruko, gal neužslėpta, tiesiog sugebėjo taip psichologiškai įteikti visuomenį, kad jie turi balsuoti už politinės partijas, o politinės partijas įsirinkti savo ten įvairius tokius tarnus. Na ir tai iš tikrųjų tos nuolankius tarnus, kurie būtent galėtų veikti prieš Lietuvą, bet gindėjo ne už Lietuvos interesus, mokslą, švietimą, mediciną ir visą kitą. Tai dar kartą ačiū, kad klausėte, atsiprašome, jei kažką tai ar įžeidėm, ar kažkam tai nepatiko, iš tikrųjų kiek žmonių, tiek nuomonė, mes taip pat turim savo nuomonę, savo gerbimą, ją palaikome. Aš negalėčiau pasakyti, tai buvo kovo 11, bet tai buvo numatyta atitinkami tokie, nesukonkretinant datas, bet tai buvo periodai, sakykime, ten nuo kovo iki, sakykime, rugsėjo 1 ar panašiai. Per tą laiko taip turi būti atliekamas toks ir toks veiksmas. Vienas iš tų dokumentų ir buvo numatyta, kaip kokiu dokumentų pagrindu būtent, reiškia, toliau tęs tą, tai yra kokia pasidarys tą savo valdymo struktūrą. Ar tai konstitucijos pagrindų valdys, ar tai kaip Europoje yra būtent be konstitucijos, ar tai valdys per išrinktuosius, ar tai
būtent be išrinktų ir visa kita. Tai tuo metu pasirinko, subūrė, kaip dabar žinia, keli susibūrė, Paviliaudas įrašė 80 neaišku kokių parašų, tai kovo 11 parašė tą raštą, kuris praktiškai jis niekur nėra ir registruotas tarptautinėje, nėra pripažintas. Todėl, ir nėra pripažintas todėl, kad buvo numatytas tarptautinis susitarimas ir tai buvo realizuota per Gorbačiovo, koks numatytas valdymas Lietuvoje. Čia jau buvo anarchija ir būtent prasidėjo šitie kolaborantai, veikia kolaborantai ir būtent jie kūrė savo įstatymus ir juos tebekūrė iki šiol. Ir neleidžia Lietuvai vystytis pagal konstituciją, pagal konstitucijos 56 straipsnį, 55, 33 straipsnį. Tai visa problema tame Lietuvoje ir yra. Ir dar gražiau turi padarę, kaip jau minėjom, tai būtent 67 straipsnis, konstitucija jau įrašė, kad net referendum, jau piliečių nuomonė nebereikalinga. Jau kartą kolaborantas pritilpo prie valdymo, prie lovio, viskas. Tada jis jau pasitvarkė taip, kad nieko daugiau liaudis arba visuomenė, tauta įtakos jokios nebegali jiems turėti. Tai jie veikia rafinuotai tuo metu, gudriai. Buvo programos duotas iš aukščiau, iš tų valstybių, kurios veikia to žinybos, jie žino, kaip valdyti reikia. Tai ir psichologinė įtaiga buvo padaryta ir neveikia iki šiol. Neatsikrato žmonės tų įprastų įpročių tikėti nesąmonėmis. Ačiū Jums, kad pakviečiate, o to pačiu aš noriu pakviesti iš tikrųjų tiek mokslininkus, tiek eilinius žmonės, kurie nori nuoširdžiai bendrauti, kurie nori Lietuvos ateities, kurie myli savo anūkus, kurie nori, kad grįžtų, kurie jau išvykę yra ir kurie jau pamiršo lietuviškos papročius, tradicijas. Atgaminsime, bus laiko. Iš tikrųjų, kada pavyks apsivalyti šitą šiukšles, tos nelaimingus žmonės, tos susikinę negalį ir taip toliau, kurie nori valdyti Lietuvą. Mes nebijom ne savo draugo priešų, nieko mes nebijom, baimės mes neturime, mes esam tikrai drąsūs, tikintis, padorūs žmonės. Ačiū labai ir kviečiame tikrai nepanikuoti, būti draugiškiams, bendrauti ir pamiršti tas nuoskaudos, kurios kolaborantai mūsų davė 300 metų, pradėkim džiaugtis gyvenimu, šypsotis. Iš tikrųjų mūsų akis atšvies ir mes tikrai žiūrėsim kitomis akimis į šitą pasaulį ir Lietuvą ir nebus pykčio, nepykantos, depresijos, stresų, ligų, farmacija mažiau be uždirbs. Tai tada mes būsim lygos. Taigi kviečiu visus bendrauti, kreiptis į karžygį, sąžiningai gyventi, dorai, na ir vienas kitą apkabinti, pasisveikinti, kas pas mus nėra visiškai tradiciška, eini parke ar kažkur tai nesisveikina niekas, jeigu kitos valstybės taip ir būkim, pradėkim gerbti save ir tada gerbs mus kiti. O šitie vargšai, jie tegu vargsta. Tai jeigu mes pradėsime gerbti ir susikabinsime, šypsosimės, jiems nebeliks vietos. Ačiū labai, iki sekančių malonių pasimatymų.